Kas sekančios serijos pavadinimas bus Tėvui baigėsi kantrybė. Spaudžiasi. Spaudžia. Prie variklio. Jep. Labai gerai dabar. Susispaudė. Sninga ir už 2 savaičių pirmos treniruotės. Daryti planą, ką aš darysiu ir ką tu darysi, nes reikia... Tai kaip visada aš dirbu, tu nieko. Please fasten your seatbelts. Tai sveiki visi, esame vėl garaže. Šiandienos planas yra ištraukti variklį iš to juodo pirmuko. O išimsim variklį iš to juodo, nes kažkas nori pirkti variklio ir nes mums reikia išsimti cilindriuko, sankabos cilindriuko išsimti, nes jo, pirmą kartą biškį šaulu filą. Bet jo, tai turim cilindriuką išsimti ir variklį parduoti. Tai, jo. Tai dabar einam atsivežti juodo pirmuko ir pradėti darbus daryti. Bus ilga diena, bet bus gal smagu. Sveiki, this is MC Ahojanas tetis. Sakė, kad man tavęs reikia. Man reikia, kad aš tavęs klausyčiau. Sveiki, kas jūs toks? Koks jūsų vardas? Emilis Valeika, aš turiu tavęs klausytis. Ką jūs veikite? Nieko. Aš čia ateinu, kad tavęs pasiklausyti, nes taip komentaras sako, kad aš turiu tečią klausytis, o ne joks iš tavęs. Tai šį kartą aš tavęs klausysiuos ir viską darysiu, ką tu sakysi. Nelaikai sukryžiavęs pirštų, čiūro nelaikai, kai tai sakai? Ne, tikrai ne. Parodyk, nusim batus, jaučiu ten sukryžiavęs laikai čiūro. Tikrai ne. Ne, tikrai. Nu gerai, patikėsiu. Jo. Būsi geras? Bandysiu. Nu gerai, bandom. Tai gerai, turim challenge. Bandysim iš to juodo ištraukti variklį. Palatai, tai pasirašėm įrankius. Tai taip, bet tai viską paruošim, viską ko reikia pasiruošim iš įrankių ir bandysim per valandą. Sakai, spėsi per valandą? Pusvalandas. Reikės padėti, ar? Tai jeigu mes su X-u, kai traukiam greičių dėžę 3 valandas, tai nežinau kaip su varikliu. Su raudonu buvo biškai greičiau, su juodu bus dar greičiau. Jo. Svarbu, tai būtų optimistiškai nusteikusim. Taip, Tomai. Nu ir viso, tada nieko nelauk ir pradedam. Gerai. Ai, bet palauk. Pirmas etapas už 20 dienų bus tada su geltonu, nes bus Norvegijos čempionatas. O dar, man atrodo, vakar snigo, tai nežinau kaip čia bus. Sninga ir už 2 savaičių pirmos treniruotės ir už 3 savaičių pirmas etapas. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Arba reikės į Lietuvą varyti. Ten etapą važiuoti. Ir viskas. Palindu. Čia suomiškas variantas liftų šiek tiek užtrunka, kol įsijungia. Bet buvo šiek tiek pigiau, tai pasirinkom suomišką variantą, kadangi mes čia Norvegiją niekur neskubam.
Tai laiko turim sočiai, ypač iki varžybų. Tai galim palaukti, kol užsikraus suomiška programa. O, jau bandom kelt. Iš pradžių buvom optimistiškai nusteikę, kad ištrauksim per valandą, bet... Bet pakeitėm į 1,5 valandą. Jo. Ir tai biški sunku, bet žiūrėsiu. Ne, manau, 1,5 valandą turėtum susisukti. Tai viską gerai, reikia susidaryti planą, ką aš darysiu ir ką tu darysi, nes reikia... Tai kai visada aš dirbu, tu nieko. Tai jo, tu dar sakau, kad... Nes tu praeitą, kad nepabaigai, dėl to šiandien reikia pratęsti. Nereikia minėti prie kameros. Gerai? Vakar tarp kitko girdėjau anekdotą, jo. Darbė vienas prie kitą prieina ir sako, ką veikia, kitas sako, nieko. Tik sako, vakar nieko neveikiai. Nu, tai sako, vakar nepabaigiu, šiandien reikia pabaigti, nu. Tėvelio bairiai, tėvelio bairiai. Gerai, viskas. Aš kapotą nusiėmu, nuo to galiu pradėti. Tai aš tau galiu padėti. Nereikia man Tai padėti. aš tai sakyčiau, jung timelapsą ir ne timelapsą, o Nu, tą jo. laiką ir mėlynai šviečia pradėti. Pradėti. Ne, tai kad jis dingtų. Translate to English, start. Shut up. Ne, nervuok. Gerai. Pradedam. 3, 2, 1. Tai ką darom? Ir ką mes šiandien darysim? Nežinau. Ko mes šiandien sužėjom? Kad variklį ištrauktas. O laikas eina. O per kiek laiko turim ištraukti? 1:09 minutės dabar. Sukiam. Tai dar sočitą laiką. Atnešk man kavos gal tada. Gerai, jokas sakais, daryk kapotą. Reikia nusimti kapotą, kad būtų paprasčiau. Gerai, aš susidu pirštinės. Pirštinės jau turėjo būti uždėtas prieš įjungiant laikmatį. Gerai. Pum. Ir bandysim su raudono, per kiek tą užvėsim. Jo, šitą ištraukiam per valandą, užvedam per pusvalandį. Nu, greitai. Nu, tai žinok, realiai mes tą tikrai per valandą su pusę nespėsim, jeigu pirštinis dedam, nes 15 minučių. 2 minutės, ne 15. Tai ką, aš pradedu nuo... Ne, reikia šitą nusimti pirmą. Palauk tavęs. Reikia atleisti. Žodis valgyti? Valgyti? Jo, Tomas išgirdo, kai jis prisipažinau, kad esu žioplys ir prašė tai pakartot garsiai. Taip, esu žioplys, nes pamiršau pusę įrankių namie. Taip. Tas yra ne mano, realiai. Dar? Tuos grįžtų kompiuteriu, tik tokią pačią mašiną, tai viens prie vieno realiai. Tai vasarė gerai, kai būtume pirkti. Tas vanduo. Taip. Sakai, nori valgyti, ne? Tai aš dar sakau. Tai dabar žiūrėk. Ištrauksim variklį, parduosim variklį. Atvažiuoja Lenkas, parduodi Lenkų, išgautus pinigus, važiuoja pavalgyti. Taip. Deal? Taip. Bet man atrodo... Dažniausiai, kad neužteks tų pinigų, kad mes visiems turim pavalgyti. Tai Tomai neliks valgęs. Tam davė, o Tomui nebeliko. Nes Tomas neprisidėjo prie variklio. Taip?
Tai va, kad šit. Durniausiai, žinai, kas yra? Kad neturi įrankio. Kad mano pirštinė suplyša. Oh, Dabar pirščiukai bus purvini. Naujas pirštinės, Tepi, kaip taip galima? Tai va, aš irgi neįsivaizduoju. Vieni nuostoliai su tavim. Toks gauna šitas Emilis prisigalvoja su vėju. Aš tik valgyt noriu, čia neprisigalvojau. Nu tai va, tavo yra valgyt. Siūlau nieko nebedaryti. Nes jau... Raudono reikalai stovės, nepajudinti eilinį kartą. Kad tu stumi viską, nes aš turiu pagalvoti. Pagalvoju ir tinka, nu tai va. Nu, Galvot reikėjo prieš dedant laikmatį. Tai šį kartą aš tavęs klausysiuos ir viską darysiu, ką tu sakysi. Jo, prie jo projektų jis pasėdi, čilina telefone. Viskas, gali ruošti kraną, atjunginėti fiškės, davai, traukim tą variklį lauk ir stumam tą mašiną, kad aš jas nematyčiau, nes kol kas aš ją nelabai galiu žiūrėti. Kas sekančios serijos pavadinimas bus Tėvui baigėsi kantrybė. Jam nieko naujo, kad tėvui baigėsi kantrybė. Ar aš galėčiau tada bent jau aš pasiskolinti ir pasišviesti ir pažiūrėti, ką reikia daryti? Nes aš kažkaip turiu norą pabaigti tą, ką pradėjau. Aš valgyt noriu. Ai, žiūrėk, kažką naujo išgirdom. Ta leist? 12. Dar leist? Taip, kaip ant 1.6. Pažiūrėk, kur ta šlanga nueina. Jo. 8. Ne. Tempo. Viskas tavęs laukia. We'll see, my friend, we'll see. Svarbu iš... Davai. Все? Viskas. Vienas Davai. yra. Let's Kelia. go. Viskas. Aš iš galo palaikysiu. Ne, čia žinau, kad ten kažkas dar galėtų turi kabintis, kažkaip jis labai verčiasi. 2 minutės. Duok man ženklą, o kūnų. Gali greičiau biškį. Aš prožektoriaus, duok man prožektorių. Prožektorių. Jo, pasidėjai. Da, aš čia tikrai nepasidėjau. 2 minutės, greičiau tu. Šūda mali. Aš šūdą malu? Čia kiški, čia gręžk skylę ir kiš. Gręžk skylę. Kilpus, ai va, nematau. Leisk. Gerai, štai kol kas. Dabar susipynė. Pynė, susipynė. One more minute. Au. Laido, kabink. Davai. Au. Paletę reikia ar dėlą nuo žemės? Paskui bus tų palečių, ne. Tu supranti, kad liko 30 sekundžių. Turėtų taip relax, man. We're gonna fail the challenge. We're gonna lose $10,000. Zain svarbu, Lenkas atvažiuos nupirkti variklį. Žadėjo realiai čia. Jeigu Lenkas sako, atvažiuos, dar neaišku, kur atvažiuos, bet... Paleis biškį dar žmin. Gerai. O. 2, 1. Blemba, čia žinok, mes kažką nulaušim. Viskas, Inelizai. Viskas. Dedam atgal, nespėjom. Ai, viskas dedam atgal. Palaišimu. Viskas. Žiūrėk, įjungsiu. Bėg vėl 1,5 valandos ir spėsim atgal įdėti. Žiūrim, kiek mes daugiau. Kiek ilgiau užtruksiu. Nei kiek planuota. Taip, pukšt. Tik po nedaug. O, dar biškį dar viršų. O, op. Pala, neskubėk niekada. Nu, dar biškį viršų. O, dar. Upa, dar. Viskas. Все, važiuojam į viršų. Ir raus. Ir į priekį čia. How the fuck does this work? Tai ko tu senelizai, nežinai? Viskas, stabdyk, kiam 7 sekundės daugiau. Gerai, nusimasim šlangus, turėsim ekstra šlangų. Čia galiu praeiti? Ačiū.
Car Vertical, the story of your car without secrets. Whoa, whoa, whoa. Hey, what up, say? Let me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Ain't damn near still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I... Žiūriu, kad gavom dovanų. Ar nebus išdalautas dovanas. Aišku, dovanas, už kurias mes patys susimokėjom, bet šiaip visada yra smagu gauti dovanų, nors ir pats už čia susimokė. Tai, jo, ačiū Dalautą. Tuo 19 TDI išvažiuos, galėsim šnekėti, nes dabar baisiai garsiai. Aš tavo darbą pavogiau. Aš tualete buvau, aš tavo darbą pavogiau. Na, tai apsikeitėm realiai darbais. Geras. Aš bandau pristatyti, ką gavom iš Dalautos. Dovanų, sakiau, kaip ir minėjau, už kurias patys susimokėjom. Taip. Ir jeigu kam reikia detalių, visada kreipkitės į Dalautą ir gausit gerą kainą, jeigu pasakysit, kad nuo Emilio. Tai va, ne, jokas jokais, bet atrodo viskas... Gražu, kad viskas nauja atrodo. Jo. Tas gerai, jo. Bandysim, dėsim, žiūrėsim ir turėtų būti gerai, manau. Kad dabar didžiausia problema, ar mes dabar jį kišim? Ne. Tai jeigu seną... Ai, tugi nebuvai, buvai užsiėmęs pastarai kem 5 minutės. Čia 5 minutės. Kem 5. Greitai. O tai išėmė be problemų? Išsiėmė be problemų? Jiem kilo problemų, man ne. Ne, gerai. Tai tada dedam. Bandom. Turėtų, manau, įeiti. Va, tepa, va. I1, I2, I3. Pavargau, noriu namo. Tu nenori dar namo? Šitą pagrosiu. Valgyt? Ne, davai. Šitą pagrosiu, ką nors. Teti, Taip, klausau. kodėl taip sunkiai atsisuko? Jis taip sunkiai neturi suktis. Sunkiai? Labai, Tai labai. visas turėtų leisti varžtus tada. Keliam Reelsą, istoriją. Pasakyti mane per Instagramą. Emilis, drifting. Pedro. Keliam Reelsą keliam. Tai va, išėmėm šitą, nes buvo baisiai purvinas. Jo, toks biški. Tai dėsim švarų, gražų, kad nu vis tiek vaikas važiuos, kad jau normaliai viskas būtų pagal feng shui. Ką tu, vaikas? Naujo Reelsą dėdė. Aš jau sakiau. A? Emilis drifting. Na, reikės pafollowint, neblogų dėdė Reelsą. Tėtis nefollowina manęs. Jis tik ant Facebooko. Sau scrollina. Dedam duslintuvo manifoldą. Žiūrim, kaip tinka, netinka. Bandom kažkaip įkišt. Sunkiai telpa. Įdėt. Nesiseka. Tai dabar atsisėsim, pasiskaitysim. Gal rasim, ar netinka tas manifoldas. Tai jo. Taip, aš tą sakau, netinka paimti. Netinka? Originalus manifoldas tinka tik tai
Tik didėjom antram. Kažką šiaip nulaušim, kažką sulaušim ir dėsim. Bet tik Kas svarbiausia tai, kad galūnės tiktų. Galūnės A, I nosinė ar U nosinė. A A į B. nosinė, E nosinė. Tai jeigu A tiktų, tai būtų labai gerai. Aha. O B, tai jokio skirtumo. B, galūnė B nebūna taip. Unlock the secrets of your car with OBD11. Tiesiog paprasta guma. O čia poliuretanas. Čia yra poliuretanas. Tai šitas jis yra minkštesnis, o poliuretanas Tam, kad kaip jis tik, kad jis kietesnis ir jis niekur. Ypač naudojant shifterį tam, kad jis neplėšytų, nelaužtų dėžės, greičio dėžės. Ai, tai tipo, kai jis minkštesnis, kai jis juda, tai jis gadina. Aha. Dėl to Nes tu realiai, jeigu skersą mašiną statai, viskas ant tempimo eina, tiek dėžė, tiek viskas. Ir jeigu visas O šitas... tu dar bandai ten kokį bėgį keisti, realiai, kai dėžė... Ne. Tai jeigu driftuotum į kairę pusę, tai visą dėžę, taip galima sakyti, pasvirtų. Kita pusė iš centrinio eina. Tai dėl to poliuretanas dėdas, kad jis nesidėtų. Kad viskas jau mažiau judėtų realiai ir... Bet tai kodėl jisai neina? Nes ten tai neliečia. Gerai. Dabar tai liečia, bet aš nežinau, ar daugiau norim šlifuoti. Sakai, visą laiką reikia biškį savo būdu pasišveist, pasimatuot, nupjaut. Nes mums trukdo įdėti manifoldą variklio ausis, tai biškį pasišvietėm, pasišlifavom, kad tilptų ir dabar atrodo, kad tilpa. Tai bandysim kišt, žiūrėt. Man atrodo, dabar turėtų būti gerai. Nu, tai tu pašies kažkas. Šitas, žinok, miręs yra. Aš naują dabar. Nu, aš dabar sakyčiau, turi eiti ir kai daina. Tuoj, palauk, aš užsuksiu, galėsi paaiškinti, kas netinka. Nu, teoriškai turėtų užsisukti. Teoriškai. Bet praktiškai kažkodėl arba mes žepliai, arba neįsisuka. Kitą variantą nelabai matau, kaip tik tai šlifuotas žlės maksimaliai, nes čia be šansų. Nes čia neišcentruosi niekaip. Na gerai, dar pasikankinam, ar taip jau realiai čia kankinamės. Traukės ar ne, matai tu? Jo, traukės. Spaudžiasi. Spaudžia. Prie variklio. Jep. Labai gerai dabar. Susispaudė. Ir nuo duslintuvo labai gerai. Na, greičio dėžės. Greičio dėžės, o yra. 3 diksomai. Aš pažiūrėsiu namie, gal aš rasiu veržlių tokių, kad nereikėtų čia šlifuoti ir knistis. Taip ir palikam. Paliekam, to abiau aš su tom lambdazondom, nežinau, tai yra tas lambdazondas galų galia paskui čia, jeigu reikės. Tai jau su tom lambdom dar reikės pasižiūrėti. Nežinau kaip, jeigu tas taip. Nu, gal šitas. Gerai, viską paliekam ir šutinam namo. Liūdesys. Nors, nu ką, mes šiandien padarėm, išėmėm vieną sėdynę ir prisukom variklį vietą.
Tai čia kaip ir baisiai daug padaryti. Jau dabar variklis viskas. Stovi, ne vaikai nepavoks. Tai jeigu bandėt žodį bolt-on suprasti tiesioginė prasme, tai netikėkit. Bolt-on niekada nereiškia, kad bus bolt-on. Reiškia, kad teks perdarinėti, bet šiek tiek mažiau negu kažką kitą. Negu pats daryti viską. Biški mažiau. Net toks buvo šiam planas. Bet kitą savaitę mes turim koncentruotis į geltoną, nes kitam šeštadienį geltonas būtinai turi praeiti licenciją gauti. Technikinė? Licencija. Licencija, o technikinė jau praeiti. Ne, tai yra licencija mašinos, tai jie sužiūri techninį stovį ir jeigu viskas atitinka reglamentą, tai kaip gauni technikinė. metinę licenciją. Nu. Kaip technikinė. Va. Viskas padarom, viską pasidarysim, bet kad laiko, viskas užima laiko mes neturime. Specialiai ir pirkom to tipo, kad bolt-on, kad nusipirki ir užsidedi ir viskas tinka. O čia gaunasi, kad tu nusipirki ir turi vis tiek daryti savo... Ai, aš dar šitą turiu. Sik. Gerai, duo. Iki kitą kartą. Iki kitą kartą. Viskas važiuoju. Čiau. Čia važiuojam viskas. Viskas. Nebeįdomu. Neįdomu. Neįdomus nei tavo bairiai, nieks nebeįdomu ir šiaip pats nebeįdomus.